Nu tai kon jūs šalčia nemėgėjai. Čia va šitaip būna, kaip Samoškas biš per daug prisižiūri. Tai labas rytas man, nežinau, labas rytas sakyti jum, labą dieną ar labas vakaras, nežinau dar tiksliai, nuspręskit jūs patys. Tai va žodžiu, atskėliau, kavelų dabar geriu, šildau arklius, -20 naktį buvo, galvojau ryte neužsikursiu, bet tiek pasakiau raktelį, vungt iškart dirba, bet sunkiai. Labai sunkiai, tokia biški sušalus buvo mašinėlą, bet nieko. Pasikūrenama, sušyla variklis. Baigsiu kavelų gerti ir judėsiu jau link šitosgi, link Norvegijos. Už 15 minučių atsidaro siena, tai kažkur už valandos nepilnos turėčiau būti vietai. Tai va, dar tamsu pas mane, dar vis šalta. Ir tikiuosi šiandien normali diena bus. Įdomu, ką toliau po iškravimo, ką gausi krauti. Už lango tamsu, va. Tamsu. Lietuvėlį kiekiu pasijumis be 15:09 ryto. Pas mane da tik tais be 15:08 ryto. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai, baigiam kavelų gerti ir judėsim, dar reikės pasižiūrėti, ar neprišala kaladės puspriekabės. Geriausias dalykas yra, sniegą ant rato uždedi, pavažiuoji į priekį ir žiūri, nukrito ar ne. Jeigu nukrito, vadinasi neprišalė, bet jeigu nenukrito, va tada tai reikės žaidimą, kol atidaužys kaladės. Tai va, žodžiu. Baigiam gerti kavą ir pradedam darbas. Nu ką, atridėjom iki muitinės eismą paperiukų tvarkytis. Vėl musėt bus kokie nesusipratimai su paperiais. Tai važiavau -17 ir vienu momentu nelabai supratau, kas nutiko, bet visas langas apšalo. Tai arba rūkas buvo ir lijundra tokia smulki, arba nežinau kas. Žodžiu, visas apšalis priekinis langas. Tai laikysiu užkūris mašinų ir ant langų pas visko, kad atitirptų, kol aš sėdėsiu muitiniai ir susitvarkysiu popierizmą. Koduką turiu. tą koduką paduosiu, kad nuskanuotų. Čia daugiau buvo. Keši. Taip. Ai, čia tik tais. Tik tais koduks. O toksai va. Brūkšninis kods, paduosiu muitinį, jie nuskanuos ir viską matys. Tai va, žodžiu, einu, žiūrėsiu, kaip čia baisys. Nu, susitvarkiau popierius ir kas keisčiausia, man davė tranzitą.
tranzito popierius. Aš tos tranzito popierius gaudavau tada, kai išvažiuodavau iš Norvegijos, varydavau į šiaurę ir vėl į Norvegiją važiuodavau. Tai tipo per Švediją ar Suomiją važiuojant į 100 tranzitą. O dabar aš važiuoju tiesiog į Norvegiją išsikrauti, 111 km yra likę iki iškravimą. Ir man ant švedų Norvegų sienos davė tranzitą. Pirmą kartą tokį bajerį matau, kad čia, kai išduot cirks, nelabai supras. Nu, valdžiai paskambino, tipo, viskas, tikiuosi bus, sako, gerai. Nu, jeigu gerai, tai važiuojam, žodžiu, toliau. Leidžiamės į pakalnę. Tai va, lekiam. Važiavau pagaliau, atvažiavau į Kupą. Važiuoju dabar prie rampų ir eisiu į vidų į sandėlį. Žiūrėsiu, ką sakys dėl tų tranzitinių popierių ir prie kurios rampas reikės atsistoti. Pirmadienis mašina ir nelabai taip žiauriai daug yra. Tai žiūrėsim čia kas. O čia turim girtėką vieną stovi ir visas rampas tuščias. Na, žiūrėsim. Važiuoju aš tada. Apsisuku iš karto. Kad lengviau būtų prisistumti. Ir eisiu ir aš į ofisą. Žiūrėsim, ku papasakas. Tai va, sukamės ir einam. Nu, ku gavau 45 rampą. Stumamės prie rampas. Dėl popierių jisai, dėl to tranzito jisai vapši nieko nesakė. Įdomiai. Pirmą kartą man toks bajeris su tais tranzito popieriais, na, bet nieko baisaus, tikiuosi. Dabar stumamės prie rampas ir lauksim, kada iškrausmas. Važiuojam. Čia labai durnas tas rampas. Strypai tokie betoniniai vamzdžiai stovi, kad tipo neišdaužyt rampo, tiesiai tipo pataikyt, bet tie stripai milimetrais padaryti, dažniausiai rankenas nulūžta, nulenki, kur duris laiko puspriekabės. Tai nieko gero būna. Pabiški bandysim prisistumti, neišlaužt durų. Ta, ne durą, o rankeną. Nesimato baisiai. Kaip ir tiesiai važiuojam, nežinau. Visą laiką atrodo tiesiai važiuojam, bet kaip privažiuoji, pastoviai užsikabina kas nors. Biški per daug ant kairį šoną. Čia tiek siaura, kad taip atrodo ir inkalsi. Undars. Gal pakravims atėjo. Palauk, reikia nueit, nusileist paduškas, kad nesudaužyt stovų. Nu, paduškas nusileidam. Dabar gražiai bandam prisistumti. Kad netrinktelėt iš lėto gražiai. Typa, op, typa jau prisistumiau. Ojejejejejejej. Gerai, nusileidam padušką. Ir
ir sėdėsim, dabar lauksim, kada mus iškraus. Nu ką, išsikrovėm. Atsistojau čia šonį parkingą, dabar pašildau sirbyti, pavalgau. Ir lauksiu tolimesnių nurodymų. Įdomu, kur reikės važiuoti krauti. Ko krauti, kur krauti ir į kur. Tai va žodžiu. Sėdėm dabar ir laukiam. Nu tai kon jūs megaliai. Tai va žodžiu. Įsikroviau, pervažiavau iki parkingo ir žodžiu valgau, guliu, biškį pasnaudžiu, pažiūriu YouTube'ą ir vėl guliu ir vėl valgau, žodžiu. Ar namie auginau lašinius, ar čia taip pat auginu lašinius. Ilsiuosi, žodžiu. Gerai iš vienos pusės guliu, pinigai kapsi. Šiltai guliu, nereikia šalti. Tai va, žodžiu, krovinę negavau. Sakė, krovinių nieko nėra, tai tiesiog sėdėti, laukti ir vėl laukti. Akcentas labai geras, laukti. Pagrindinis žodis turėtų būti laukti. Tai va, žodžiu, teks atsisveikinti su jumis. Eisiu jum video įkelsiu vakarykštės dienos, kaip sekėsi važiuoti per šaltį. Ir, žodžiu, susitiksim tada, kai gausiu krovinį ir kai kažkur pradėsiu važiuoti. Tai tikiuosi rytoj gausiu krovinį ir kažkur rytoj turėčiau pradėti važiuoti. Tai va, žodžiu. Peace, jum gerą vakarą, geros dienos, skanios kavos, skanaus vakarieniaujant, nežinau kaip. Tai va, žodžiu, susimatysim, tikiuosi labai greitai, už dienos 2 ar 3. Все, čiau, paka, iki sekančio kartą.